Sveiki, čia Gintarė iš Tavo sveikata LT. Šiandien noriu Jums papasakoti apie 5 praktiškus patarimus, tai kaipgi turėtumėte valgyti lietuviškos virtuvės patiekalus, kad savo sveikatai turėtumėte ir sukeltumėte mažiau žalos, o gautumėte daugiau naudos. Iš kur visas šitas dalykas kyla? Tai visų pirma, niekam nepaslaptis, kad lietuviški patiekalai, jie dažniausiai yra arba miltiniai, arba bulviniai. Blynai, visokie kleckai, visokie kugeliai, cepelinai ir taip toliau. Ir turbūt nepaslaptis, kad šitie dalykai, šitie patiekalai, šitie produktai, jie nėra tie produktai, kurie yra duodantis labai daug naudos mūsų sveikatai ir turbūt ypač jeigu norit numesti svorio, nežinau, susimažinti cukraus kiekį kraujyje, turėti daugiau energijos, šitie dalykai neturėtų būti jūsų racione, neturėtų būti jūsų lėkštėje, bet vyksta gyvenimas ir prie šitų lietuviškų patiekalų mes vis tiek grįžtame. Vieni rečiau, kiti dažniau. Tai noriu pažvelgti tiesiai į akis ir papasakoti, kągi jūs galite daryti, kad vis tiek mėgautumėtės tuo kugeliu, mėgautumėtės tais cepelinais ir tos sveikatėlės tiek daug negadintumėte. Tai vienas iš dalykų, kuris yra toks kvestionuotinas, sakykime, tai yra bulvės, tai visa tiesa apie bulvės yra mano kitame video, pasiieškokit YouTube'ai. Bet šiaip 5 praktiškai patarimai, kaip valgyti tuos lietuviškus patiekalus, ir prie kai kurių truputėlį netgi daugiau ir išsiplėsiu. Tai visas šitas kilo dėl to, kad ir pati grįžtu į Lietuvą, ir tėveliai yra Lietuvoje, mama rūpinasi savo sveikata, ir klientų turiu, kurie gyvena Lietuvoje arba kurie gyvena užsienyje ir grįžta į Lietuvą. Ir visada šitas klausimas iškyla, tai ką man daryti, aš noriu tą kugelį, arba aš turėsiu valgyti tą kugelį, tai ką man dabar čia daryti? Tai aš jums ir papasakosiu, ką čia dabar daryti. Tai vienas iš dalykų, kokia yra problema su lietuviškais patiekalais, ar ne, ten pavyzdžiui, viskas, kas yra bulvės, ar ne, bulviniai blynai, cepelinai, bulviniai vėdarai ir taip toliau, problema yra ta, kad dažniausiai tai yra tiesiog 90% patiekalo sudaro bulvė, o bulvė jinai yra labai angliavandeninga. Ir toks patiekalas, kuris turi šitiek daug angliavandenių, kas pasidaro, mes gaunam žymiai per daug. Angliavandenis yra viena iš energijos rūšių. Ir kai mes suvalgome cepeliną, kugelį ir blyną, mes gaunam energijos per daug jos. Ir ta per didelės energijos kiekis, per didelis gliukozės kiekis pavirsta į neišnaudotą energiją. Neišnaudota energija mūsų kūnuose yra įdedama kaip riebaliukas. Tai vienas dalykas, viena problema. Antra problema yra tai, kad mes, kai suvalgome labai daug angliavandenių turinti patiekalą, be kitų dalių, be baltymų, be riebalų, mūsų cukrus kraujyje, o tuo pačiu ir insulinas labai staigiai šokteli, labai staigiai. Ir kas atsitinka, kai insulinas aukštai šoka, tada mes tampame tokie neturintys energijos, norintys prigulti, tokie mieguisti, ar ne? Ir tada insulinas krenta žemyn ir visas tas šuolis aukštyn žemyn, insulino, gliukozės, jisai apskritai yra, ne tik dėl energijos mums nenaudingas, jis yra apskritai, labai daug iš to ateina įvairiausių ligų mūsų organizmui. Tai mes turėtume valgyti tokius patiekalus, kurie mūsų tą energiją, tą insuliną, gliukozę, tokią kaip įmanoma tolygesnį išlaiko. Tai kai valgomės lietuvišką patiekalą iš labai daug bulvių, mes turim labai aukštas aukštumas ir labai žemas žemumas, ir iš čia kyla problema. Tai vienas iš patarimų, ką aš jums noriu duoti, tai yra, kad ir kaip keistai beskambėtų, bet jeigu jau valgote bulvinį patiekalą arba kvietinį patiekalą, ta pati istorija, suvalgykite prieš tai skaidulų. Kas yra skaidulos? Skaidulos randamos yra daržovėse ir riešutuose, sėklose. Tai prieš valgant tą kugelį, arba bent jau kartu su to kugeliu,
Tai, pavalgykite daržovę. Paprasčiausias turbūt variantas yra pasimti šviežų agurką, pavyzdžiui, ar ne? Valgyti kugelį su šviežiu agurku. Pirmą kartą gal aplinkai bus keista, bet čia yra iš viso, ne apie aplinką, čia yra apie jūs, apie jūsų sveikatą. Tai suvalgykite tą kugelį kartu su keliais agurkais. Nes ką skaidulos daro? Skaidulos, jos sukuria tokį kaip ir apsauginį sluoksnį. Ir kas iš to atsitinka, kad tada, kai gaunam angliavandenį, mūsų ta energija, jinai gaunasi kaip apsauginis sluoksnis. Mūsų ta energija tada nešoka taip aukštyn ir taip aukštai ir taip žemai. Kai pavalgome skaidulų, jinai, tas visas šuolis pasidailina ir nebūna toks aukštas, nebūna toks žemas, ar ne, jisai būna tolygesnis. Tai valgykite salotas pačioje pradžioje ar kažkokią tai daržovę. Tai prisiderinkit prie visų tų cepelinų, o jeigu dar suvalgytumėte iš viso ne agurką, o salotų dubenį, ten kokius nors netgi garintus brokolius, tai arba raugintų kopūstų, puikiai, labai gerai. Tai čia vienas patarimas. Antras dalykas, tai yra, kaip ir minėjau, kvietiniai miltai. Kvietiniai miltai iš viso yra kaip tai yra priklausomybę keliantis apskritai produktas. Jo reikėtų vengti, kaip kiti vengia alkoholio, rūkymo, narkotikų, tai taip ir pieno produktai bei kviečių produktai. Beje, jie yra linkę sukelti mums priklausomybę, jų reikėtų vengti, bet ne apie tai. Tai ką reikėtų daryti su bulvėm ir miltais, tai limituoti tokių patiekalų kiekius ir dažnumą. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs valgote balandėlius, tai valgykite ne su 5 bulvėm, pradėkite sumažinimą ir valgymą su, pavyzdžiui, 3 bulvėm. Jeigu jūs valgote kugelį, valgykite ne pilną porciją, valgykite pusę porcijos. Jeigu šią savaitę jau suvalgėte cepeliną, tai gal daugiau likusią savaitę nekepkite bulvinių blynų, nekepkite kugelio ar dar kažko, kas turi labai daug bulvių, ar ne? Pabandykite pakeisti garnyrus į kažkokius kitus dalykus negu tik bulvės. Tiek daug įvairių garnyrų yra. Ir visokios kruopos, ir visokios daržovės, ir šviežios, ir raugintos, ir fermentuotos, ir garintos. Ir, pabūkite truputėlį žaismingesni savo virtuvėje ir tiesiog neatsisakykite bulvių, neatsisakykite kvietinių miltų iš pradžių, pabandykite pamažinti jų kiekį ir jų dažnumą. Tai čia antras patarimas. Paprastas, bet gyvenimiškas. Trečias dalykas. Nevalgykite tiek daug angliavandenių turinčio maisto. Tai reiškia, jau truputėlį užsiminiau, jeigu per savaitę jau valgėte kugelį, tai gal likusią savaitės dalį nereikėtų valgyti daug angliavandenių turinčio maisto. Priklauso kaip pratę. Jeigu jūs pratę valgyt pusryčiam bulvinius blynus, pietum kugelio, vakarieniai cepelinus, turbūt vieną kartą per savaitę patiekalas jums gali būti per didelis pokytis, per didelis iššūkis, bet tiesiog pagrindinės prašymas yra mažinti to dažnumą. Tai lygiai taip pat ir su dienos patiekalais. Jeigu jau per dieną suvalgėte kažką, kas turi daug angliavandenių, o kas yra angliavandeniai? Angliavandeniai viskas yra, kas yra cukrai, tai yra vaisiai, tai yra krakmolingos daržovės, tai yra pupelės, ir tai yra viskas, kas yra grūdinės kilmės, miltai ir viskas, kas turi cukraus. Tai jeigu jūs jau pavalgėte kažką, kas turi daug tų angliavandenių, daug tų cukrų, jeigu jau valgėte kugelį, tai prašau nevalgykit vakarieniai tos, sriubos su perlinėm kruopom. Pasirinkite kažkokias tai salotas, pasirinkite daržovės, galų gale bent jau varškę ar kažką kito, ar ne? Bet jeigu vieną dieną nusprendžiate, kad valgysite daug angliavandenių, tai tiesiog kitas dienos dalis pasistengkite nevalgyti tiek daug angliavandenių. Tai čia trečias patarimas. Ketvirtas patarimas yra, kai suvalgote daug angliavandenių turintį maistą, ar ne bulvinius blynus, ar bet ką kito, kas turi daug angliavandenių, kaip ir minėjau, jūsų insulinas, jūsų gliukozė, cukrus labai aukštai kyla, ar ne? Ir iš to yra problema ir iš to prastai jaučiamės. Tai ką galite padaryti ir ką reiktų daryti, tai kai pavalgote jau tokį maistą, tai nesėskite ir neikite pagulinėti. Eikite pajudėti.
pajudėkite bent 5 minutės, išeikit, pasivaikščiot, apsukit ratą, nes vaikščiojimas jisai padeda visam tam insulinui geriau, sklandžiau ir greičiau dirbti. Tai jūs judėdama arba judėdamas greičiau išvaikščiosit visą tą didelį angliavandenių krūvį. Tai čia 4 patarimas. Na ir 5, paeksperimentuokite ir atraskite pakitimus. Pavyzdžiui, aš tikrai esu dabar apmažinusi apskritai angliavandenių vartojimą. Būna savaičių, kai juos įtraukiu ir reikia įtraukti kartais angliavandenių, viskas yra tvarkoje, bet šiaip esu apmažinusi aš asmeniškai. Tai ieškau ir esu labai nemažai atradus pakitimų. Pavyzdžiui, vietoj bulvių košės, jeigu noriu kažko, kas labai panašu į bulvių košę, aš pasiimu kalafiorą ir jį sutrinu, ar ne? Jeigu aš nežinau, tarkim, kugelį, jeigu labai mėgstat, ar ne, aš duodu klientam, pavyzdžiui, cukinijų kugelį, irgi labai sako panašu, tikrai labai patinka ir pasitenkina tas noras. Tai cukinija ir kalafioras, jeigu kalbam apie bulves, tai yra vienas geresnių pakaitalų, kas būtų panašu, bet šiek tiek sveikiau. O kalbant apie kvietinius miltus, tai yra antras geresnis variantas, tai yra speltos miltai, nes speltą mes geriau patys skaidome. Speltos grūdo baltymą mes kaip žmonės geriau mokame apdoroti. O dar geresnis variantas tai yra grūdų ir sėklų miltai, bet aišku, jie yra žymiai kaloringesni negu paprasti miltai. Tai va, tiek patarimų, tai pabandysiu juos susakyti dabar per vieną kartą. Tai yra vienas dalykas, valgykite daug daržovių, tai yra daug tai kas turi skaidulų, geriausia prieš valgant lietuvišką patiekalą. Antras, limituokite lietuviškų patiekalų, kurie turi daug angliavandenių, tai yra bulvių ir kvietinių patiekalų kiekį ir dažnumą, valgykite, bet mažinkite. Trečias, skaičiuokite ir atkreipkite dėmesį ir pagal tai reguliuokite, kaip dažnai suvalgote patiekalą, tai reiškia tokių patiekalų, tai reiškia, jeigu jau tą dieną valgyt kugelį, tai jau daugiau nebevalgykit cepelino, ar ne? 4 yra pajudėkite, kai suvalgote angliavandeninį maistą. Ir 5, ieškokite pakitimų, kurie tiktų jums. Tai tikiuosi, kad gavote kažkokių gerų minčių. Labai vertinčiau, jeigu pakomentuotumėte, kad tikrai naudinga, uždėtumėte laiką, suprenumeruotumėte. Man tikrai būtų žymiai smagiau dalintis su jumis informacija ir patarimais. Gražios dienos, čia Gintarė iš Tavo sveikata LT.